pusbrolis ar brolis. Giminai. Dabar įdomu, kad turim garsu. Perklauk puslapį. Dabar geriau. Tada muzika. O jau ką padarysi, jau rytoj galbūt muzika. O čia restartuot reikia, ar ne, kad būtų? Ką? Restartuot nereikia, ne? Ne, Kiek čainiko atėjo? Jūrė, atsėdė? O kas turi? Aš neprisivysiu. O kas čia taip? Paskynės per tave viduos. Labą dieną. Dabar girdit? Parašyk žinutę, ar girdit? Ai, blė, oi, nėra ryšio. Labą dieną. Tai pasimišė, ryšio nėra. Mergų padeda, tai mergas Kokia princesė, eik sėskis, kad tave matytų. Čia. Oi, kokia. Gedai, gal turim, kai nori turėti. Duok man. Nes man tai nevirvoja šitą. Aš šitos mylėjau. Va, dar Nes Vok, blė, aš dėsvoju. Labai keikis, dabar jau transliacija, viskas. Aš nereikau. Šiandien pas mus piloto vakarėlis, ne piloto. Koks? Flying to the moon. O kodėl mes astronautai išėjome? Ar su lėktuvu skrysim, ką? Ką galvoji, tai tu nesigėrė, nesikūklik? Nesikūklinki, pilk. Nes, iš tikrųjų, nu, kodėl? Tomai, atsakysim. Ką jūs gaminsit čia? Aš matau Romą. Kuba Libre. Ten visus galiu išmokyti, tai galit po vieną pabandyti. Labai nugarą žiūri. A? Sėsk šiandien, labai nugarą tavo žiūri. Aš... Ai, man nugarą nesižiūri. Ačiū Dievu. Gal iš šono išvysit. Ai, išvis išėjai. Gerai, kad Dusovas darga neateis. Kas ne? Bet arba žiūri. O iš taip gėdinsitės, matai? Nu, pradėk transliaciją, Tomai. Pasakok, kas čia bus. Dėl ko vėluojam? Aš jau tiek pasakų, Nobelio premijos tokia verta kalba buvo ir pasirodo, kad nieko nesigirdėjo. Aukščiau galėjo prašyti. Tai va, šiandien Flying to the Moon, todėl jie yra antroji naujiena, tai Indrė ieško vaikino. Ne visi žino. Ne visi žino, Indrė, tai jinai puikiai lygina marškinius, va. Dėl to užtruko transliacija, nes reikėjo sėsti. Aš atskaičiu. Tai visos tos geras buvo Indrė, kaip suprantu. Ne. Andrei gal pati nežino, ko ieško iš tikrųjų. Su lygintuvu Vablaškas. Ne, Paaiškėjo, kam lygintuvas klubėnai pati atsineša visą aš nežinau. Nes namuose reikėjo lyginti. Atsinešiu darbą, kad aš man išlyginu. Iš tikrųjų, investicija ne tokia ir didelė buvo. O čia jau Kuba Libre čia, o čia kas? Nežinau, duoda va tai bus ir čia tai bus. Vadinasi, imk, ką duoda. Yra jūsų avialinijose maisto. Palik vaičių lygį ateis. Ar rimtai? Viską įkaus, kad tik pil daugiau. Bet vaičiuliai Klaipėdą žino turbūt labiau negu visus mūsų praeitus svečius, Saša Sonka ar kas. Jo, Marius Džiai tiek tam pavardžių sakė vakar, tam praeitą savaitgalį, kur nei vienos tikriausiai niekas nėra girdėjęs. Kaip pėskų buvo? Vai. Užsidėjai. Da, jinai man per maža, čia. Tai čia reikėjo biškį. Ką jūs čia užsidėjai? Ai, svaigu, man. Jeigu nori keiktis, tada neateik. Ir taip atvyko mūsų svečias, mūsų lojalus klientas, ponas Edvinas. Kur pas mumis kamera čia yra? Labas. Nėra čia mes. Nors Julė, kad toks. Teks kęsti nuo nugarės. Bet lakerkų nenusivaliai, matau. Nusivaliau. Tai pastalumą, tai iš karto atsirado pakišę. Nusivaliau. Pristatybas praėjo. Galim palyginti. Na, tai palauk, čia kur vapščio. Žinai, kiek aš čia kopė šio. Pristatyk Edviną, kas nežino. Pas mus Facebook profilė 25 000 fanų, tai gal koks
Gal kas nežinau. 24 tūkstančiai žino. Man atrodo, jeigu mes turėt sukurti reikėtų Vaičiuliui laikų Facebook. Fan page, ne? Pralenktų, man atrodo, doktorų Who iš karto. Pilkit svečiui. Matot, kad sunku dar po vakar. Sunku ar šiaip? Labai, nors tai buvo. Edvinas yra vienas pastoviausių klientų klube. Yra buvę, kai tu esi Lietuvoje, Klaipėdoje, kad tu nebūtum Dr. Who. Aš tai matau, buvo mėgęs. Jo buvo, praeitais metais mano buvo. Kur buvo įdingęs? Buvo atostogas pakėlęs. Buvo atostogas. Na šiaip nežinau, turbūt gal kokie 2 penktadienį ir 1 šeštadienis, kada nesu daktarė buvęs. Per metus. Kodėl? Čia kai negaliu gal sakyti. Ne, čia paprasčiausiai gal jėgų nebebūdavo vidai iki jo. Bet kažkur dar užsukdavai. Ne. Iš vis va, namie, vakarienė ir nuotrauka. Vakarienės nuotrauka. Nu, tai. Vaičiulį kažkada žiūrėjom tavo nuotraukas susėdę. Ir? Ir pas tai 70% nuotraukų buvo maistas, kodėl taip yra. Nes tikrai. Jūsų gal darbus siekiu. Nu, kodėl ne? Šiandien valgau stintą. Kas svečius? Kodėl tu niekada nesakai, kad tu esi žvaigždė ir buvai išleidęs netgi plokštelę? Kur ta kamera? Pavarysit žiūrovų. Jie antroj pusėj kokį? Pasportuotas? Tai žiūrėkit, mes turim žvaigždę šiandien pas mus. Edvinas Vaičiulis, muzikantas nusipelnė. Aka Muramov. Muramov, nei Muramov. Kaip čia rado, aš nesuprantu. Ne, į kitą Irmantai pusę. Gražuolis. Aš to tą plokštelę laikau, senai noriu to ją padovanoti. Galim pažiūrėti. Tai kodėl tu jos nepakabinai, neįrėminai ir tame Killer klube? Kaip dar 2 metus čia vaikščiai įrėminai. Žiūrėk, tas pagrindinis klausimas iš tikrųjų, kada buvo ta pradžia, kad tu pradėjai taip Dr. Who lankytis kiekvieną dieną? Ir kas tai lėmė? Tikriausiai, veiktų kiekvieną dieną, vis tiek būtum kiekvieną dieną. Ne, neįčiau kiekvieną dieną. Penktadienį, šeštadienį jo, bet kiekvieną dieną ne, nusibosta. Nes paprastom dienom turi kur tu atidėti. Tai irgi neblogas klubas. Nesiskundžia, kas apsilanko. Tai tik kaimynai skundžiasi. O kaip ten tęsiasi ta istorija? Viskas, jinai uždaryta jau. Uždaryta. Jau nukalė kaimynę. Ir ramu. Jo, tipo. Nebėra, kas skundžiasi. Jie Nesiklečiam, žinai, čia įrašai vis tiek saugomi yra vaizdo. Varmenas mašina. Reikėjo apsukti kitą pusę. Ten per tą skūtę kupiliai, tai orą gaudo, nepilą. Per didesnį reikėtų. Kas tai bus? Atsimeni, Edinai, kada pirmą kartą atidėjai iš vis į Dr. Who? Nu, aš visada jį ateidavau. O, čia tik tais štuka 7. Kaip tik daktaras atsidarė, aš visada jame būdavau, bet ne taip dažnai kaip dabar. O tai aš greitai 2 metai bus, kada aš į jį taip lankausi pastoviai. O kada tas, jeigu taip atsimeni, kad lygiai 2 metai, tai buvo kažkoks tai lūžęs, kad pradėjai eiti kiekvieną dieną? Koks klubas čia užsidarė, kad tu pradėjai daktarą? Ne, neužsidarė, ne, aš į daktarą visada ėjau. O kas tau patinka, klube? O tu kaip klientas, mums labai įdomu. Blogų dalykų nesakyk. Pagirk kaip man. Nu nežinau, nežinau, viskas patinka. Aš paprasčiausiai esu radęs, nežinau, savo kampą, savo vietą klube. Man aš čia kaip namai, daktaras. Nu realiai, kiti visi klubai taip nevilioja kaip daktaras. Nežinau, kodėl. Čia patinka neringa tau, pavyzdžiui, gal. Ne, tai Žemės vakar patinka. visas gražios manos čia dirba. Neringa. Patinka vorim tankistai tokie. Tu aš, blė, pilotas.
Įsigėjai lėktuvą vakarėlį, šefas. Kur tu dar tankistą matai panašų? Nežinau. Aš Rūdniku varau. Jie į Boeingus jau peršokė, ne? Žiūrėjai dar įveskintų? Senai nebuvau, nes tas Ledo atšilimas... nebėra? Ne, yra ledas, yra tikrai ledas. Ir tas atšilimas biškį tą ledą pagadino, sugadino ir pavojingai eiti tenais. Šį klubą kažką reikia nešti. O tu kažko bijai? O šiaip jo, man kažkaip tai gal, nežinau, gyvybė yra svarbiau negu tas tinta. Geriau naisiu, nusipirksiu ją. Negu ant lyčių, kaip tas pingvinas plaukėsi, čia pirmadienį, antradienį. O yra taip buvę, kad reikėjo po žvejybos eiti į parduotuvę, pirkti žvėjas, nes ne kažką į Facebooką reikėjo įmesti. Ne, pas mane tokių nesėkmingų žvejybų nebūna. Kas yra tas pagrindinis sėkmės, tokia priežastis žvejyboje? Įgūdžiai. Geras pasiruošimas, apšilimo. Aš kiek bandžiau, man tai nesisekė. Šūvą tiesti į žvejybą. O tai persirengti ar ne? Ne, vienintelį ką padarau, persirengiau. Meškerėlės pasiėmu ir O važiuoju. žvejybos į klubą yra tai buvę? Ne. O iš klubo žvejybą? Visada. Kaip tik savaitgaliais į žvejybą Slūgiai važiuoju. pasideda krepšį su meškerėmis. Rūbniai, bet čia tai Varau. Vakarė grįžta žuvį, priduoda ir tusina toliau. Vėl krepšį padeda. Mes išvys nekoks. Bandžiau 3 kartus. 2 kartus pamiršau meškerės. 3 kartą paėmėm irgi panašiai. Papiršot užmesti meškerės. Turime gal biškį pasilikti, savi dubliuojasi. Man atrodo, ar ne? Tau ausizėlė. Tankas važiuoja dėl to. Tankas. Dirbsi visą vakarą taip? O žinai, kai pas rusus klausė, nu, kur važiuojat į užsienį patostagauti? Sako, niekur nevažiuojam. Sako, kur važiuojat, pavyzdžiui, į užsienį? Ne, sako, su kuo važiuojat, ne? A, jo, su kuo važiuojat į užsienį? Vis dėlto apsisprendė. Su kuo važiuojat į užsienį? Sako, mes nevažiuojam į užsienį, sako. Nu, bet vis vien, kada nors važiuojat į užsienį, sako, nu, mes nevažiuojam. Nu, sako, nu, kaip jūs nevažiuojat? Nu, jeigu važiuojat į užsienį, tai su kuo jūs važiuojat? Nu, jeigu labai reikia, tai jau su tankais važiuojam. Tai va, aš vienas važiavau čia. Turit Tomas gal klausimų dar? Kokie vis dėlto labai sunkiai tavo santykius apibūdint su Mindypu, nes jūs atrodo pastoviai glėbesčiuojatės ir apsikabinė ten vaikšto. Ne, nu Vis Mindypas... dėlto koks yra santykis. Ne, nu Mindypas yra man kaip jaunesnis brolis, kurį aš nesu turėjęs. Kurio vaikystėje kada neskriaučiau. Tai dabar mane tik skriaudė brolis vaikystėje, vyresnis. Tai dabar aš ant Mindypo gal taip pasižaidžiu. O jis nepyksta ant tavęs? Nu, aš nežinau, reikia jo paklausti, o aš netgi jam kepurę esu nupirkęs. Galima atnešti, demonstruoti parodį, kurią nori filmuoti Mindypoje. Norėjau šiandien jam įteikti, bet jisai pasirodo Vilniuje, kažkur tai juda tusinasi. Čia originalas, žiūriu su lėktuvu. Nežinau, čia karočiai. Jisai pažadėjo, kad ją nešios. O tu jam rodė jau? Jos stilius? Nu čia šiaip jo. Prie kostiuminės švarko labai tikimų. Žmogus tiek, tai pinigų. Tai parodyk į kamerą, kad Mindypai vis dėlto dovaną aš tau nupirkau. Viskas žlagina. Negali pykt? Turbūt paliksi ją čia, galėsi daktarą atėjęs atsiimti. Nes neįleidžiu. Ai, tai va, kodėl jis Vilniui pradėjo tusinti. Kažkam Barsas naganiavo. Ai, tas išnekėjo, ne? Na, tada teks kažkur kitur nunešti. Šis moteris labai tydas. 7:04. Sunku iš pavasar moterim. O ką jūs vakar darėt, papasakok? Nesakyk taip daug, kaip tu dirbsi, pavyzdžiui. Ne, tada jeigu atsiras. Atsiras pilna. Ką jūs vakar darėt? Tik už barą uždėti. Šventėm gimtadienį. Abi kartu, dviesi, taip? Ne, buvom penkios, ne? 5, o. Paskui 4 liko. Nu, nes viena iškrito iš tiksį. 4 liko, paskui mes likom 3. Ne, po to Ir vėl parodžiau, po to pasimetėm. kaip aš nusidepiliavau. Na taip, važiavom į klubą, kiek mes 5 vieną nukrito, tai važiavo namo.
O po to Julė mane pametė, aš Julę pamečiau, išsiskyrėm ir po to dieną visą vakarą vieną kitą kažkam. Cinamo atnešiai? Alio. Dar, kur padvaram tą su cinamo, kaip Alio. tai reikia padaryti? Alio. Nu, taip, trupiniai. Ką suvalgyti, aš duodu 5 litrų iš karto. Ai, Šaukštelis cinamo. Pilnas šaukštas. Da. Taip. Nu, Edvi, bandysi? Aš ten neėsiu, durnas. Kodėl? Tai yra dar vienas tezis. Svečiui. Pabandom šitą provokaciją pramušti. Bandysi? Aš jau bandžiau. Neblogai tai. Jo. Neblogai, per daug. Nu, aš nemanau, aš alergiškas cinamonui. Bet ne... O kaip, tu matei per YouTube? Nu, šaukštelė, tiesiog šaukštelis cinamo. Da metam davai burtus, kas valgo. Pamarskom. Pamaškuom, davai. Aš ne, neinu. Aš ne. Kodėl būna, apsivėmė? Ne. Sakyk, taugi buvo, apsivėmė ar ne, sakyk. Sakyk dabar! Pasižiūrėjau, draugė. Skaniai buvo paragaukit, aš tai jau ir galvoju. Aš irgi atsivalgyti nenoriu. Tarsi kaip tas yra? Pirmas šaukštas. Nori, nenori, sėdi čia ir trauki burtus. Na, žuvo pirakinį. Prašau? Edžiu, tu irgi, nes tu irgi čia dalyvauji. Aš tai nevalgysiu, vaikai. Trauki burtus irgi. O kaip trauksim burtus? Tik. Aš Pamarskom. galiu visą skaičiuoti. Bet vandens atneškit, gal Dedam į pirštus ir čiki briki pačiai. Bet anksčiau taip ir darydavau. Čia dabar. O tai kokią temą? Tipo, negali suvalgyti? Nu, daug. Nu, neįmanoma, fiziškai neįmanoma suvalgyti. Per kažkokį laiką? Ne, Pilna turi šaukštas, mažiau, kad tu sudėtinsiu didelį, tai niekam. mažiau, kad tu tik sudrėkinsi, o didelį. O! Dabar būsi mitų grevėjai. Valgo. Nu, tylė, aš pasakoju tu čia. Jisai paskui tu valgai. Nu, dar vienas. Prašau. Pamiršau dabar. Ai, bandysim šiandien sugriauti mytą, ar galima šaukštais valgyti cinamoną. Ir Vaidas nežino, kas čia per bairis, tai dėl to jis ir išbandys. Julė, tu pydusą pralašė jau? O, Bet tik ateik pilnas šaukštas. 50 litrų Julė pažadėjo tam, kad opus aš valgyti. nesurbiuosiu. Jo, 50 litrų Julija pažadėjo. Ne, aš taip nevalgysiu. Kas čia yra šaukščiukas vašas? Spėjau. Nu, neišspėjau. Davai, Jei bandom. paskui parodysiu burną, ar suvalgyti. Ne, bet reikia sukramtinti daryti. Jo. Jo, davai. Tai tu... Tu nugerti. Ne, Galima. Valgo šaukštelį cinamo, kadangi mitas yra, jog neįmanoma, fiziškai neįmanoma Bet suvalgyti. reikia didelį sriubinį šaukštą, čia tai toks, žinai. Nu, tai čia tokia palengvinta versija. Tai vis tiek pidusokas. Lauk, ateik, kad tu irgi įsitikintum, greitai, pažiūrėk, čia yra toks mitas, kad... Tai valgyk tu. Nu, davai, bandau. Nėra to, ko nesuvalgytų burme. Tai eina ar neina? Užuvėlė. Bet tai ten litrų. O tai kam tu įkramtai daryk? Nu, tai blėd. Jūs dar nedarėjai? Negalima. Galima. Turi suvalgyti. O sunku? Nu komentuok, įdomu. Nu, Kokie tavo įžymai? jausmai, kokie jausmai? Galiausiai. Kaip Big Red Boom, atsimenat? Pydisas. Duoda. Nu, Davai dar. Pydisas. mitas sugriautas. Ištraukė Julė, kad negalima slavę. Lembo YouTube neturėjo. Čia Julė galvoja, šelėvi mytai pas tave. Čia per mažas šaukštelis buvo. Nu, jau šaukštelis Tai kalba. tu laimėjai, tai buvo sutarta. Julė prakišai per mažą. O sparniau, kad tu šiandien kartą glyną nesuvalgyti. Iš Julės kito pidisoko. Davai. Šokė. Dabar Ai, reikia paplė. nešk. Bet iš tikrųjų, čia jau nežinai buvo nesąmonė. YouTube nesuradęs tokio video, Tai aš kokius irgi nors jos suvalgęs. valgiau. Ne, tai čia labai mažas kiekis. Nu, Kur esi? Tai gal dar kokias nėra sugalvojęs tokio? bet Nesąmonė. nesąmonė. Jau galvoju. Iš pradžių labai, nu, tipo, vėlė yra. Aš tai iš karto kriauklį. Tai sakai, kad suvalgė apmelavai. Nu, aš biškį suvalgiau. Tu vis sakai nesuvalgai. Nu, aš taip suvalgiau biškį. Tai jeigu dabar netyčia pagadinti orą, tai cinamų. Kaip du dulkės pabėrs. Bet nėra tokio barmenas nesuvalgys, neišgertų, neegzistuoja toks dalykas. Kas gali būti geriau už Eik barmeną. pasirodė, kad eik.
Pasirodo, ką veikia užkulisį, gali valgyti kažką tokio. Yra dar kitas mitas, Pasirodo, dar kitas mitas, kad per minutę nesivalgysi 3 gaidelių sausainių. A, tą žinau. O jau sausainių galėjom atsinešti. Turim gaidelę sausainių. Ne. Jo nešiojas, tai turi palaužti. Tai yra dar viena, ten kažkaip reikia kiaušinį į burną įsidėti, ar išeitų apžiauti kiaušinį. O 3 blynus iš karto eina suvalgyti. Lemput. Su kiaušiniu, tai aš galiu duoti vieną, Julė, nori pabaigti? Julė tik nusišypsojo, bet nesakė ne. Nori? Davai. Na, keštai. Ką dar galėtumėm padaryti? Super, Daug prabauti. Negaliu reklamuoti. Nuolaidą daro ir negali pareklamuoti. Ką valgai čia su ko yra blynai? Kažką tokio. Čia bambola. Nu va. Nu va, tu ir baigi. Gerai kažkas damšia. Kai energija žiūri, tą blyną reikia daryti. Darė tą blyną, tavo reikia. Big Red, tada besijaučia. Kodėl? Žino? Skanačius stakanas. O mano. Turėtume šiandien svečių. Dar. Tu vaičiulis sėdi, ne? Ne, tai aš man... Nu, jis mane kaip savas, ne kaip svečias. Gebu kaip įlėkti. Ai, man kosko. Aš įsivaizduoju, jeigu nors vienas iš mūsų barmenas turėtų mėnesį atostogų, tai būtų vaičiulis daugiau kartų reaguoja, negu tas barmenas dirbęs bare. Vaičiulį nekinga. Na, aš taip pamačiau, kad... O vaičiu, neįvardindamas kitų pavadinimų, aišku, klubų. Ot kodėl skirtumai, kodėl būtent Dr. Who? Tik jis žiūrėt, tik sakė. Jisai nesakė, jis sakė, man Nu nežinau, man čia patinka, nu man... Vienintelis klubas, kuris jį leidžia. Baivu, nebaivu. Įleidžia mane visur. Dabar. Tik ne visur gal laukia. Jautiesi laukiamas pas mus. Čia jūs turit pasakyti, ne aš. Kažkaip tai aš atėjau... Ne, tai kaip tu jautiesi? Nu, kaip Kaip aš jautiesi? jautiesi? Jaučiuosi? Mes tai oblė vaičiulis. Mes Dėkui, gėrimus. Mes neturim kur dėlis patinį ir viskas, kur mums. Nėra kur akių dėtų, tai vaičiu. Sveikas. O, atėjai, wow. Rašo žmogus, kas čia per nesąmonę. Sakiau, vaičiulis. Nepatinka, nežiūrėk. Ramiai, ramiai. Vaičiulis, kad tiesiog nemetri sugebėtų kompiuteris. Gal šito mindybas atsaką duoda? Atsiūs savo adresą ir lauk draugą su žalio mygtinė. Tu vis tiek esai nervi. Valgys nori? Arba atsiūs savo adresą, šalia tavęs atsikrausis vaičiulis. Ir taip tau bus sakęs. O, labas. Tai yra blogiau negu gauti į galvą. Ateik čia. Ateik, duosim Ateik, išgerti. yra viena laisva vieta. Labai reikia tavo kompanijos, reikia tavo klausimų vaičiulį. Nes mes apie jį ant tiek viską gerai žinom, kad nebėra ką Tas klausti. Tu nesimato. didelė, kur žiemą seka. Ai, matai. O, iš karto. Ko sakėm? Tai šiandien pirmą kartą tai gausi mus susirinko turbūt. Nu, didelė krūtinė, nu kas. Nu gerai, kas? Nu, kas yra? Parodyk, ką Mes tavęs klausom. O jau kaip supyko, neringi, baig, nu. Nu, pasai irgi normaliai, kas yra. Nu, aš noriu čia tokių kaip Kas pasakė. pasiam? Kaip Te, balsas iš užkulių. Kaip dievas, ne? Jis yra, bet jų Jau gedas. nesimato. Dėjo tą bairę. Nu, Julė. Noriu. Julė. Kur važiuos? Mama negros. Gerai, toliau mūsų vakarėlį. Mūsų muzika, palauk. Oi, jo, reikia. Žiaus nėra. Polisavom. Galim padainuoti. Galim. Davai nereikia. A, tai mes turim vaičiulį. O ką vaičiulis? Nu, kaip ir vis tiek, o kaip to Video gal pažiūrėti. Nepasitikė. Nenusisekusi. Ne, o tu pažiūrėk, yra daug žmonių, kuriems yra nenusisekus, bet jie vis tiek groja. Jie vis bando groja. Nes kiek žinau, tavo honoraras buvo didesnis už mindybą. Bet su ją dar. Tai su soliariu, tai su dūniu, su visais.
Soliaris. O jie įdomu. Kitą savaitę bus Soliaris, pas mus koncertas jau bus. Tu dirbsi kileriuose? Jinai plakatą jau pasidarė. Tai tu gi dirbsi kilerį, o tai kaip tu čia nepabūsi jau tam Soliario Aš labai koncertą. norėjau pamatyti. Ai, kaip. Taigi matėjau. Nu tai dar noriu, nežinau. Nepavyko. Išneštų reikėjo praeitą kartą. Tai mes tau jį atvesim, kilerių. Gerai, gerai. Gerai, bus pasiruošus? Taip. Atnešiu. Ta prasme, o kaip būsi pasiruošus? Papasakok, o taip kaip... Tau atvedi žvaigždė, tu nežinai, kas esi. Atvedėm skuterį, sako, žiūrėkite minėmas. Nusifotkino draugėm, rodo, žiūrėk, tai jam. Visi jie atpažįsta, Julė nežino, kas jis toks. Nėriu. Galvau. Man irgi tas, kad sumaišęs buvo. Nieko tokio. Sakai, O žinai, kaip, pavyzdžiui, rytoj pas mus koncertuos Viktoras Diavara ir Erika Jennings. Jo, žinau. Žinau. Ir ką aš galiu papasakoti? Jūlė. Nu ką papasakoti? Ką čia papasakoti? Kokiai progai bus partija? Vakarėlis, kokiai progai bus, kokia tematika? O čia dabar čia taip Rytoj kokia diena, kokia šventė? Kokia šventė? Nu, ne tarptautinė, čia kažkokios... Gali pasufleruoti apie žalias Mes visam spalvas. pasauliui švenčiame. 17 bus. Apie žalias spalvas. Studijuoju daugiau. Bus šventus. Šventė. Kokia diena? Vėlinės. Ne, nu šventą mėlyną. Nu, rytoj. Nu, kokia yra tai šventė? Nerga pasakė, nesakyk. O, ne, iš tikrųjų bus šventą Patriko diena. Ir kas? Laida? Erika Jennings. Tai rytoj dekoracijos klube bus Patrikas. Rosinė žvaigždė. Jiems daug žalios spalvos, Atvaičiulis žino, kad jis negrįš namo po šiandien, tai jis iškart apsirengė. Toli mėgstuką paėmė. Būsi rytoj pas mus? Žinoma. Jau buvo išsigandę visi čia. Erikas Diavara. Erika Jennings ir Diavara paruošė specialią St. Patrick Day programą. Bet jinai vis tiek bus klubinė, jokia ten airiška, bus klubinė programa. O kai jie būna, pas mus būna visai toks neblogas tūsas. Tik kviečiam rytoj irgi ateiti. O šiandien jau matom, kad yra tankistai ir lėktuvininkai ir stiuardesės, tai šiandien irgi bus geras vakarėlis su šokėjais. Mes nežinojom, kaip pavadinti, tai nupirkom porą kitų. Ai, aš duosiu paslaptį, gimiau balandžio 12. Balandžio 12 tarptautinė kosmonautų diena yra. Gagarinas į kosmosą išskridė. Ir šitą... Mano Gagarinas bus ir klube šiandien. Gal čia Trečias planas teisės. senas? Jo? Nu ką daryti? Tai tu iš bonko šauš. Ir jis pasakė, čia gal senas tinamonas, netiki, neatlaikė. Davai, tu pavaryk. Nu duok aš suversiu. Davai. Jo. Oi, suvalgysi? Tu valgysi? Paaiškink, ką Julė veiks. Čia vegeta? Nes tai dar matau 600 žmonių pasijungė naujų. Ir jie... Man tik biškį. Nutyliai. Paaiškink, Toma, kas čia vėl vyksta, nes... Jinai dabar nori savo 50 litų atsilošti. Tai nauji ateina. Nes yra toks egzistuoja mitas, kad neįmanoma suvalgyti šaukštelio cinamonu. Ką mes dar ant Apple Pie pilsim? Bet Vaidas paneigė šitą mitą ir vienintelis žmogus pasaulyje O kol tu kas laikyk yra. šitą, tada aš Surinkau. gersiu. Tai tu Nu, mineralinį. Nori atsilošti 50 litrų? Aš tai nesisporinu. Davai. Aš nenoriu visko. Nu čia biški. Aš tai laimėjau. Šauk, Julė. Aš tai Galėjai laimėjau. atsilošti savo. Aš tai laimėjau, aš tai nesisporinu. Tu galėjai atsilošti savo ten litą. Atsiloš. Tam reikia algos? Taip, Jo. bet tu man Dabar grįžę pas tankyką, prižadėtų tam, bet... Prižas. Ačiū, jau padedė, ne draugį jau nubarstyti. Tai sakė, po 25 Ne, pasidalinti. netvarkoj. Nu davai, Julė. Na, Kramtyk. Oi, bus Ryk, dar liko. Julė valgo šaukštą cinamonu. Negalima gerti. Kryk. Negalima gerti. Sakyk, viską Sakyk, suprantu. ką jauti. Kryk iškart. Ką jauti, sakyk. Ryk iškart. Užnekyk. Nu ryk iškart. Matot keistas jau. Jeigu vengsi, tai... Įsivaizduoju apsivemtų dabar. YouTube pakeltum reitingus. Negalima Žiūrėtumėlį, tai pakiškai dėšį. Miršti,
Dar liko? Ne, ramiai, nu. Dėl family. Po 5 dalinti. Nu, Tai dar blogiau reikia dalintis per pusę. O dabar viską vieną gaut. Norim dalintis, aš čia palaikau morališkai. Kaip jauties? tu visą pilną burną kažko turi. O kas jūs? Tu nekranti, bus sunku, nu reikia, sakė, viskas. Nu.